Nagi, sveiki medžiotojai, tie, kas jau turi šunys ir tie, kas galbūt galvoja apie šuniuko nusipirkimą. Tai noriu pakalbėti su jumis apie universalus paukštinis šunių veislės. Ką mes žinome apie tokius šunis? Visų pirmiausia, kokias veislės mes pažįstame? Labai gerai mes žinome Kurzhaarą, Drahthaarą, kas ir vokiečių šiurščiaplaukis paukštinis šuo. Labai populiaraus yra vengrų vižlas dabar, nes tai gražus ir labai švelnio charakterio šuo. Mes gerai žinome irgi Weimaranerį, kas yra truputį sudėtingesnis nei vižlas, rimtesnis. Tai Weimaraneris yra pats didžiausias, stambiausias paukštinis šuo. Tokiu pačiu dydžiu galėtų būti irgi škotų seteris, bet retai. Weimaraneris mano kažkur pabėgo, nežinau. Tai kas yra pagrindinis šitos laidos klausimas? Ar jūs žinote, kaip naudoti universalios paukštinių šunų veislės šunį? Ką reiškia tas universalus paukštinis šuo? Tai nereiškia, kad su ją galima medžioti ir slankas, ir antis, ir žąsis, ir galbūt dar kažkokius fazanus, pavyzdžiui, kuršelius. Ne, tai reiškia, kad šitas šuo yra tikrai universalus, bet pagrindė paukštinis. Visi paukštinis šunys turi tilkties instinktą ir gali parodyti ne tik paukščius, kas kažkur pasislėpė žolėje ar krūmuose, bet irgi mažiosius medžiojamus gyvūnus, pavyzdžiui, kiškius arba mangutus arba kažką kitą. Ir su jais galima taip pat medžioti vandens paukščius visus ant žemės arba šalia vandens telkinio. Galima medžioti visus lauko paukščius, pas mus tai yra purvo oželis ir fazanas. Galima medžioti slankas miške, tai yra miškinis paukštis, yra skirtumas lauko arba miško paukštis. Ką mes dar, kuršelius galbūt negalėtų medžioti, nes tai netoks paukštis. O skirtumas, žinote, yra koks? Su paukštiniais šunimis galima medžioti tūs paukščius, kas grėsmės atveju neišskrenda iškart, o pasirinko sustingti ir laukti, kas bus. Ir todėl šuo ir medžiotojas irgi gali pakankamai arti prieiti. Ir tai yra tas pagrindas, tas principas, pagal kurį paukštinis šunis turi tą instinktą. Šuo stovi, paukštis sėdi ir medžiotojas turi laiką ateiti pas savo šunį ir bandyti sumedžioti tą paukštį. Tai kuršeliai taip nedaro, su jais, paukštinį šunį galima naudoti, kad jis atneštų tą sumedžioti paukštį. Bet gerai, tai yra paukščiai. O toliau, sakau, galima medžioti visus mažius plėšrius gyvūnus irgi. Sumedžiotą surasti, atnešti pas medžiotoją. Kiškius galima medžioti, pavyzdžiui, Drahtharai turi Vokietijoje. Pirmas bandymas Drahtharams yra Hasespur. Tai reiškia kiškio pėdsakai. Kažkur lauke yra aptiktas kiškis, išgąsdintas, nubėgęs kažkur ir ant tų pėdsakų paleidžia šuniuką. Tikrai šuniuką jaunesnį nei metų amžių paleidžia ir jis turi vytis tą kiškį 500-600-700 metrų su balsa, labai gerai būtų, jeigu eitų. Ir paskui savininkas turi sugebėti jį pašaukti, pakviesti ir šuo turi ateiti. Tai yra pirmas bandymas Drahtharams. Paskui jau kiti ten prisidėjo, bet pirmas yra Hasespur. Tai su šitais šunimis galima varyti kiškius ir paskui ieškoti ir jie sugeba irgi atnešti. Paukštiniai šunys yra pagrindė didelis šunis, išskyrus bretono espanjolą, tai nelabai didelis, galbūt lapė negalėtų atnešti, bet visi kiti sugeba. Gerai, einam toliau. Jeigu tai universalus šuo, tai ką jis dar gali daryti? Labai gerai jie eina kraujo pėdsakus. Tikrai galima išmokti ieškoti gyvūną pagal kraujo pėdsakus. Galbūt ne taip gerai, ne tokiamis sudėtingomis sąlygomis, kaip tai sugeba padaryti bavaras, nes tai yra specialiai sudaryta tokia veislė kraujo pėdsakams, bet paukštinis šuo irgi sugeba eiti seną ir ilgą pėdsaką ir surasti tą gyvūną, bet reikia treniruočių, aišku. Na ir toliau, aišku, variminis medžioklės, tai yra tas pagrindas, kuris yra žinomas postsovietinės teritorijos medžiotojams, nes taip visada buvo. Drahtharas eina į varymą, Kurzhaaras eina į varymą, tai labai gerai varo ir su balsu eina. Bet tai yra pats, kaip sakyti, paprastesnis
dalykas, pats paprastesnis medžioklės būdas, nes ką reikia daryti miške, surasti karštą pėdsaką ir kažkaip vytis tą gyvūną ir išvyti ją pas medžiotojus. Tai yra labai paprasta. Ypač jeigu medžioklėje dalyvauja ir kiti šunys ir jie eina gauja, tai tikrai visiškai paprastas dalykas, nereikalauja kažkokių ypatingo mąstymo, ypatingų kažkokių instinktų ir kažkokio sudėtingo darbo. Tai varyminė medžioklė tai yra paskutinis dalykas, kurį galima leisti daryti universalos paukštinių šunų veislės šuniui. Iš pradžių reikia išmokti viską, kas susijęs su paukščių paieška, tilkti, išlaikymą, šūvio išlaikymą, šuo neturi bėgti, gaudyti kažkaip tą paukštį arba plėšti ją, jis turi sugebėti atnešti, aportavimą reikia išmokti. Paskui galima mokyti kraujo pėdsakus, o paskui jau tada visus kitus dalykus. Tai va. Taip trumpai apie universalias paukštinių šunų veislės, kas dar vadinamas kontinentaliais veislėmis, kas yra iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Vengrijos ir kitas veislės. Salų paukštiniai šunys, tai yra pointerai ir seterai, jie pagrindė yra tas veislės yra naudojamas tik paukščių paieškai ir tilkti parodyti, o paportavimą jau daro labradorai retrieveriai, kas eina kartu su tokiu veislių šunimis. Tai va, štai tiek daug apie universalias paukštinių šunių veislės. Jeigu turite klausimų, rašykite. Jeigu kažkokių problemų turite, pavyzdžiui, su treniruotėmis, irgi rašykite. Ir pasidalinkite įrašumi ir būkite kartu su mumis, ką dar galiu pasakyti. Čius! Saugokite savo šunis ir būkite kartu su mumis. Ir nepamirškite prenumeruoti žurnalą Medžioklė kitiems metams arba bent kada per portalą prenumeruoti.lt. Va taip. Ačiū ir iki kito karto.